Širdis plaka lyg pašėlusi, kvėpuoti tampa sunku ir drėksta delnai, ar pažįstamas jausmas. Turėtų būti, mat šie signalai tai baimės požymiai, o šis jausmas neaplenkia nei vieno. Vienų mūsų baimės didelės, kitų mažos, trečių pasilikusios toli vaikystėje, dar kitų primenančios apie save kasdien. Kad ir kaip būtų liūdna, visiški bebaimė egzistuoja, deja tik filmuose ir knygose. Bijoti yra natūralu, mat bijodami mes saugome save. Baimės yra dėl savisaugos instinkto, tai yra baimė susirgti, baimė netekti sąmonės, baimė mirti, baimė nukristi nuo aukščio kažkokio tai didelio, baimė būti nepastebėtam, baimė nekontroliuoti situacijos. Baimių sąrašą būtų galima tęsti dar ilgai. Bijome likimo, numirėlių, kalbėti viešai ar net paduoti nepažįstamajam ranką. Įvairiais šaltiniais baimių priskaičiuojama nuo kelių šimtų iki 1000. Tačiau visos jos, pasak psichiatro, mus atlydi nuo vaikystės, kai kurios perduodamos iš kartos į kartą. Štai dėl genetinės priežasties bijome vorų, gyvačių, driežų ir panašių gyvių. Tai kadaise mūsų protėviams buvę itin pavojingi sutvėrimai. Genetiškai perduodama ir kraujo baimė. Į populiariausių jų baimių penketuką galima įrašyti ir klaustrofobiją, tai yra mažų patalpų baimė, ir priešinga jai agorafobija, atvirų erdvių baimė. Labai paprasta paaiškinti. Žmogus iš tikrųjų jaučiasi blogai. Jaučiasi blogai ten, kur yra daug žmonių. Parduotuvėse, pavyzdžiui, eilėje stovint parduotuvėse, arba turguje, arba panašiai. Dėl ko? Baimė, kad žmogus neteks sąmonės, arba jis pradės vemti ir neaišku, nežinomybė, kas bus su juo. Vienu žodžiu, situacijos nekontroliavimo baimė čia yra. O maža patalpa, uždara patalpa, kažkas atsitiks. Kažkas atsitiks ir aš nieko negalėsiu padaryti. Aš negalėsiu išeiti, nes autobusas durų neatidarys, stiklą aš išmušti negalėsiu, aš apalpsiu, niekas nepastebės ir mane vežios po miestą, niekas man pagalbos nesuteiks. Vat yra būtent toks mąstymas, toks galvojimas. Po kiekvieną, net ir rodos nelogiškiausią baimę slypi racionali priežastis. Kodėl bijome aukščio? Anot psichiatro, atsidūrę aukštai pradedame bijoti nukristi žemyn. Taigi juntame mirties arba likimo baimę. Jautresnio žmogaus psichikoje viena baimė veja kitą ir susidaro tarsi užburtais ratais. Labai dažnai yra tamsos baimė. Daug žmonių visgi miega užsidegę bent minimalę šviesą. Tai sakyčiau, kad taip. Ir vėlgi, žmogus, reiškia, bijo tamsos, jisai po to bijo, kad neužmigs, bijo, kad neišsimiegos ir bijo, kad ryte jis bus nekokybiškas darbuotojas ar studentas. Na, čia yra visa baimių sistema, be jokios abejonės. Vien mintis apie kelionę lėktuvu vienam iš 5 žmonių kelia nerimą. Kasdien tai mato kartu su šios baimės įkaitais keliaujantis orlaivių palydovai. Vienam iš jų 4 metus lėktuvuose dirbusiam stiuardui kilo mintis išmokyti lėktuvų keleivius nebijoti. Dažniausiai baimė yra tokios susijusios su tai, ko jie negali kontroliuoti, jeigu taip sakysim, tai yra turbulencija. Tai, kad pakratys lėktuvą, jam nulūš sparnai ir jie visi žus, ar lėktuvas ore subirės į kelias dalis. Kita baimė yra susijusi daugiau turbūt su technika, kad tiesiog skrydžio metu lėktuvas sustos varikliai ir jie visi kaip akmenukas nukris žemyn. Iš tikrųjų labai gerai paneigė šitą dalyką visai neseniai buvo, kai į Hudzono upę nusileido lėktuvas, nes iškart po pakilimo įskrido lėktuvas į didelį paukščių būrį ir tiesiog užgeso abudu varikliai. Ir lėktuvas iš tikrųjų nenukrito kaip akmuo žemyn, jisai be variklių traukos tampa paprastu sklandytuvu, sakysim, dideliu sklandytuvu ir jis tiesiog nusklendė į upę ir nusileido sėkmingai. Kylančios baimės dėl lėktuvų įveikiamos išaiškinus daugybę technikos niuansų. Tačiau orlaiviuose populiarios dar kelios baimės – klaustrofobija ir baimė prarasti kontrolę. Šios gali būti sumažintos specialiais kvėpavimo ir atsipalaidavimo pratimais. Bet kokiu atveju, sako pašnekovas, verta apie savo baimę prasitarti orlaivio personalui. Stiuardai be kitų dalykų mokomi ir kaip elgtis su bijančiais keleiviais. Didelį įtaką aviafobijai daro ir žiniasklaidos priemonių ryškiai nušviečiamos lėktuvų katastrofos ir filmų kūrėjų laki fantazija. Kai pradėjau skraidyti, tuo metu baigiau žiūrėti filmus apie aviaciją. Nes tai yra, taip švelniai tariant, netitinka realybės, tai ką parodo kinuose. Tai ir skrydžio metu stiuardesė ištraukia per atidarytas duris arba šiaip duris atsidaro.
ar per langą ištraukia keleiviai. Visokių prigalvojama yra dalykų tikrai, kurie realiai neįmanomi. Pagal statistiką pats nesaugiausias darbo dienos laikas pilotui ir visam skraidančiam personalui yra kelionė į darbą ir iš darbo, nes jisai važiuoja mašina. Palyginimui, tarkim, kelionė mieste 10 km su mašina yra tolygiai skrydžiui iš New Yorko į Honkongą ir atgal. Nemaža bijančių vienų ar kitų dalykų būrį gausina nuo seno liaudyje įsišaknyję prietarai. Baiminamės velnio tuzino, 13 mėnesio dienos. Kai kurie viešbučiai neturi 13 aukšto, 13 kambarių. Kai kuriuose lėktuvuose nėra 13 eilės. Sureikšmindami kelis sutampančius, neva nelaimę nešančius simbolius, anot psichiatro, patys prisišaukėme ramybės neduodantį nerimą. Pasakojimo pradžioje minėjome, baimės ateina iš vaikystės. Tuo metu, kai mus formuoja tėvų auklėjimas, o vaizduotė itin laki. Tėvam ką reiktų daryti? Tėvam stengtis negąsdinti. Stengtis visgi, kad tas vaikas, kol jisai tame pasaulėlyje, viskas tvarkoja. Bet kai iš tikrųjų amžius yra toks, kad jau reiktų žengti į normalų pasaulį, jau reiktų pažinti normalų pasaulį, tai vis dėlto reiktų jį supažinti, kad to nėra iš tikrųjų. Kad čia yra įsivaizduotina, ar čia yra pasakos, ar čia yra kažkoks išgalvoti personažai ir panašiai. Ir iš tikrųjų stengtis, vėlgi atvesti, palaipsniui atvesti tą realų gyvenimą, kuriame mes visi gyvename. Beje, kartais baimę gali įpiršti ir vienas pažiūrėtas siaubo filmas. Tokios staigaus sukrėtimo pasekmės, anot psichiatro, gydomos itin sudėtingai. Kita vertus, teigiama, kad siaubo filmai gali būti net naudingi. Siaubo filmai padeda žmogui išsikrauti, padeda žmogui truputėlį su savim pakovoti, išskiriant kai kurių chemiškai ir biologiškai aktyvių medžiagų, kaip adrenalino, kas iš tikrųjų karts nuo karto yra sveika. Tačiau vėlgi viskas turi būti su saiku. Jeigu tai neatsiranda sistema, jeigu tas filmų žiūrėjimas yra nepastovus, nesistemingas, viskas yra gerai. Jeigu tai pradeda kartotis, jeigu siaubo filmai pradeda patikti, vėlgi tai yra, sakyčiau, galbūt žmogaus užslėptos agresijos, vėlgi išreiškia, nes taip neturėtų būti. Iš tikrųjų, saikingai yra gerai. Baimė gydoma psichoterapija, tačiau jos atsikratyti pirmiausia turi norėti pats žmogus. Tačiau visiškai atsikratyti nemielos draugės yra beveik neįmanoma, tik ją gerokai sumažinti ir išmokti su ja gyventi. Vienintelis dalykas, ką mes iš tikrųjų stengiamės daryti, jeigu tai yra žmogui būtinai, ta prasme su jo specialybė susiję dalykai. Pavyzdžiui, yra socialinės fobijos, kai žmogus iš tikrųjų turi bendrauti su naujais žmonėmis, su klientais, su dar kažko ir jis negali to daryti. Tai mes padedam, tada jau medikamentinį gydymą, tada jau taikome ir psichoterapiją, būtinai psichoterapiją reikia taikyti, kad iš tikrųjų žmogus atsikratytų arba bent jau sumažintų tą baimės lygį. Kitais atvejais padeda autogeninės treniruotės, atsipalaidavimo, kvėpavimo, vizualizacijos pratimai ir savęs pažinimas. Tačiau gydytojus žmogus dažniausiai kreipiasi ne dėl baimės, o dėl jo sukeltų minėtų pasekmių. Tuomet gydoma ir vaistais, ir psichoterapija. Dažniau baimės keliamas bėdas su specialistų pagalba ryžtasi išspręsti moteris. Jos linkusios lengviau paprašyti pagalbos, o vyrai vis dar laikosi stipraus, niekada neverkiančio ir galinčio pačiam savo padėti žmogaus įvaizdžio. O padėjimas, tai vėlgi atsiduriam prie alkoholio, tai pirmas vaistas mūsų visuomeniai, tai yra alkoholis, kuris labai greitai pereina paskui pripratimą ir taip toliau, ir jau reikia tada gydyti nebe vieną sutrikimą, o kelis iš karto. Tad, kad ir kaip paradoksaliai beskambėtų, tačiau turime pasakyti, nebijokite bijoti ir baimė galbūt taps neįveiktų, bet gerokai mažesnių priešų.